Boeing akcijos šiandien kainuoja apie $200, tai yra lygiai tiek pat, kiek 2017-aisiais. Tačiau per šį laiką pasaulio kelionių paklausa stipriai paaugo ir pasiekė visų laikų rekordus. Ir dabar galimai pildosi daugelio investuotojų svajonę pagauti dugną, tai užsipirkti akcijų pačiame jų pigiausiame taške, nes Wall Street analitikai fiksuoja techninį ciklinį dugną ir prognozuoja 25% augimą per artimiausius 12 mėnesių. Tai šiame video skaičiai, faktai ir argumentai investuoti į Boeing ir tiems, kas to dar nėra daręs, parodysiu, kaip paprasta yra įsigyti bet kokios kompanijos akcijų. Su šiuo QR kodu galite matyti sekti mano 20 su viršum procentų dividendais mokančius investicijų portfelius ir kaip padėką už dalinimąsi te prašau, kad spusteltumėte like mygtuką, tai prisidedant prie šio kanalo augimo. Tai ačiū Jums. Pradėkime nuo esminio fakto. Pasaulinė aviacija yra duopolis, tai monopolis kai vienas, duopolis kai du. Rinką valdo Airbus ir Boeing. Jei šiandien oro linijos nori užsakyti, pavyzdžiui, populiariausią Airbus A320 Neo lėktuvo, jos turi stoti į eilę, kuri yra iki 6 metų laukimo. Ne mėnesių ar ketvirčių, o 6 metų. Airbus gamybos pajėgumai yra visiškai išnaudoti. Kompanija nepajėgia gaminti daugiau ir tai sukuria priverstinę paklausą Boeing lėktuvams. Tai rinka, kuriai reikia lėktuvų, neturi fizinės galimybės rinktis kito gamintojo. Dėl šios priežasties Boeing užsakymo knyga šiuo metu siekia virš $500 milijardų, tai yra garantuotos sutartimis užtvirtintos pajamos, kurios laukia gamybos atsigavimo. Bet taip pat svarbu žinoti, kur prieš tai dingo Boeing pinigai ir kada jie grįž. 2018 metais Boeing generavo virš $100 milijardų pajamų, 2024 šis skaičius siekia apie $66 milijardus. Skirtumas atsirado ne dėl klientų trūkumo, o dėl dirbtinai apribotos gamybos, tačiau 2025 metų pabaigoje įvyko lūžis. FAA leido padidinti 737 MAX gamybą iki 42 lėktuvų per mėnesį. Tai kiekvienas papildomas lėktuvas tiesiogiai didina pelningumą, nes gamyklos fiksuoti kaštai jau yra padengti, renkant, statant lėktuvus tokiais pajėgumais, kokie yra dabar. Kompanijos CFO, tai Chief Financial Officer, prognozuoja, kad kompanija vėl pradės generuoti teigiamą free cash flow jau 2026 metais ir tai yra pagrindinis signalas, kurio laukia investuotojai. Bet tikslas nėra to sulaukti, tikslas jau turėti kompanijos akcijų, kai tai įvyks. Akcijų pirkimas užtrunka iki minutės. Demonstruoju. Tai įsijungiu savo Freedom24 online brokerio programėlę. Jeigu dar neturit Freedom24 brokerio paskyros, video aprašyme rasite specialią nuorodą ir akcijos kodus, su kuriais nauji investuotojai gali gauti iki 20 akcijų dovanų. Brokeris yra licenzijuotas, tai akcijos priklausys jums ir bus paveldimos. Paieškoje viršuje rašote arba pilną kompanijos pavadinimą Boeing, arba BA.US, jeigu turit dolerius ir norite pirkti kompanijos akciją doleriais, va mums jau rado, bet jeigu uždirbat pinigus eurais, jums labiau apsimokės, tikėtina labiau apsimokės investuoti eurais, nes valiutos konvertavimo iš ir į dolerius kainuoja standartiškai iki 1,5%. Tai jeigu mes turim eurus, tai paieškoje rašom kitą trumpinį, tai BCO.EU ir pirksim tas pačias akcijas tik eurais. Tai pasirinko, matom dabar viena akcija kainuoja 183 eurų su centais, spaudžiate priekybą, nurodote, kiek norite pirkti, ten vieną ar dvi akcijas, iškart parodys, kad suinvestuosite 367 eurus ir 36 centus, spaudžiate pateikti pirkimo nurodymą ir jums išmeta suvestinę, braukėte sliderį į viršų ir toks akcijų pirkimas jums kainuos fiksuotą 2 eurų mokestį plus 2 centai už kiekvieną perkamą akciją. Tai atlikus šiuos veiksmus, nurodymas yra išsiųstas į akcijų rinką, į biržą ir kai jinai atsidarys, jisai bus įgyvendintas ir akcijos bus priskirtos jums į sąskaitą. Šis pirkimas kainuos nuo plus minus 2 eurų iki 2 eurų ir 4 centų, priklausomai kurį planą pasirinksite. Smart in Euro gausis pigiau perkant brangesnės akcijas, investuojant didesnės pinigų sumas, All Inclusive in Euro bus pigesnis perkant mažos kainos akcijas ir investuojant mažesnės sumas. Bendrai tai vieni mažiausių mokesčių, kokie tik
gali būti investuojant. Kažkada investuojant per namų banką sumokėjęs virš 11 eurų per mėnesį, investuojant 300 eurų, tai galit paskaičiuoti, kiek čia yra mokesčiai. Jeigu dar neturit Freedom 200 brokerio paskyros, pasinaudokite akciją ir gaukite iki 20 akcijų dovanų. Kiekvienos akcijos vertė gali siekti $800 ir dovanojimų akcijų sąraše gali būti ta pati Boeing akcija. Detaliau sąlygas ir viso dovanojimo akcijų sąrašą galite pažiūrėti paspaudę ant nuorodos aprašyme, o su šiuo video gidu užsiregistruosite ir verifikuosite savo paskyrą per 8 minutės. Gerai, kita priežastis, dėl ko Boeing labai tikėtina, kad augs ir toliau, tai dėl jo naujausio Boeing 777X su sulankstomais sparnų galais. Nors sertifikavimas vėluoja iki 2027 metų, šis lėktuvas neturi jokio tiesioginio konkurento po to, kai Airbus A380 gamyba buvo nutraukta, nes oro linija Emirates sumažino jų užsakymų ir va šioje vietoje galima įžvelgti žiauriai blogą verslo modelį. Tai vienas klientas sumažina užsakymų ir byra Airbus gamybos linija, būtent šių modelių. Tai iš 2 alternatyvų galinčių talpinti 400 keleivių lieka tik viena ir tai yra Boeing. Ir tokie skrydžių gigantai kaip Emirates, Qatar Airways ir Lufthansa be Boeing neturi alternatyvų. Ir kai tik prasidės naujų lėktuvų pristatymai, Boeing gaus milijardus eurų, kurie dabar yra įšaldyti. Ką sako skaičiai ir analitikai? Wall Street'o konsensusas aiškus, dauguma analitikų rekomenduoja pirkti, o vidutinė prognozuojama kaina Boeing akcijoms per ateinančius 12 mėnesių yra $250 nuo dabartinės $200 už akciją ribos, tai reiškia plus minus 25% grąžą. Ir čia yra realistinis scenarius. Optimistinis scenarius pagal analitikus siekia $300 už vieną akciją ribą, kas reikštų 50% augimą. Tai jeigu jau investuojate, tikrai pasidomėkite šią galimybę. Jeigu tik pradedate investuoti, nesugalvokite visų pinigų dėti tik į šią kompaniją ir nežiūrėkite į investavimą kaip į vienkartinį veiksmą. Ir taipogi yra biržoje prekiaujamų produktų svertinių Boeing akcijų, bet jas pirkite tik tuo atveju, jeigu tikrai toleruojate riziką ir tikrai nedėkite ten visų savo pinigų, nes, sakykime, jeigu Boeing akcija per dieną pakyla 2%, šito produkto vertė pakyla 6%, 3 kartus daugiau. Jeigu krenta 2%, jūs turite 6% nerealizuotą nuostolį. Ir jeigu per dieną momentaliai kristų 33,3%, tai liktumėt su nuliu, su varstom akcijom liekat su akcijom ir laukite, kol atsistatys, o čia to nebus. Aišku, kad per dieną kristų 33% akcija, čia jau turėtų įvykti kažkas labai katastrofiško. Tai jeigu jau investuojate, tikrai pasidomėkite šią galimybę. Jeigu tik pradedate investuoti, nesugalvokite visų pinigų dėti tik į šią kompaniją ir nežiūrėkite į investavimą kaip į vienkartinį veiksmą. Geriausi investavimo rezultatai pasiekiami taikant ilgalaikę DCA strategiją, kai kiekvieną mėnesį tiesiog investuojate, nesvarbu kokią kainą. Jau yra įrodyta, kad laikas praleistas investuojant turi daug didesnę reikšmę nei gero laiko pradėti investuoti ieškojimas. Tai jeigu tikrai čia yra dugnas, nuo šito momento pradedant DCA strategiją gali turėti geresnius rezultatus negu tie, kurie pradėjo kainai būnant aukštesnėme lygyje. Nepamirškite gauti iki 10 akcijų dovanų, susikūrus investavimo paskyrą ir pradėjus investuoti su Freedom 204, su šiuo gidu užsiregistruosite per 5 minutės. Klausimus rašykite komentaruose, sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.